Kokio režimo reikia laikytis pacientėm? Nu, vat ką jos turi daryti po operacijos? Na, išvažiavau aš jau ten Mhm. iš operacinės ir ką man dabar daryti? Aš taip visą laiką, taikau tokią 2 mėnesių taisyklę, praktiškai jeigu kalbam apie pakėlimus ir, mažinimus. Tai 2 mėnesius nešioti kompresinę liemenėlę, čia kaip, tėvė mūsų. Jinai padeda prilaikyti naujus audinius naujoj vietoj, taip pat padeda kovoti su, tinimu. Tai ją dieną naktį, aišku, ją galima nusiimti, išsiskalbti, viskas yra gerai, bet, pagrindinė rekomendacija yra tokia. Paskui čia sudėtingiausia užduotis yra miegoti ant nugaros. Tie, kurie nemiega ant nugaros, dažniausiai nemėgsta šitos užduoties, nes yra labai sunku. Tai irgi taip pat 2 mėnesius, nes jeigu įsivaizduokit, miegat ant šono, tai visą laiką ir slenkasi į vieną ar į kitą šoną. Tai dėl to, reikia miegoti ant nugaros ir taip pat siūlau riboti fizinį krūvį, taip pat apie 2 mėnesius. Tai vadinas 2 mėnesius galima vaikščiot kiek nori, bet nei nešiot kuprinių nepatartina, nei ten staigiai kilnoti rankų, ar ten valyti langų, ar kilnoti svorių. Reikėtų save šiek tiek ribot. Po implantų, tai tas, tos rekomendacijos netgi iki 3 mėnesių gali galioti.